Sveiki visi, tai yra 7 Unity pamoka ir šioje pamokoje mes pasitobulinsime savo kameros skriptuką ir paaiškinsiu kaip ir kodėl. Tai dabar jeigu pasileisite žaidimą, matysite, kad jūsų kamera seka jūsų žaidėją, keičiasi kameros pozicija pagal žaidėjo poziciją. Tai kai juda mūsų žaidėjas, juda ir mūsų kamera. Bet dabar, jeigu, tarkim, eisite į save, tai yra žemyn, sakykime, su mygtuku žemyn, matysite, kad žaidėjas yra atsisukęs į jūs, tačiau mes nematome, ką mato žaidėjas. Todėl mes pasitobulinsime kamerą taip, kad mūsų kamera visada būtų už žaidėjo nugaros ir vaizdas bus maždaug toks. Vat, matome žaidėją ir jo nugarą. Ir kai jis pasisuks ir kamera, kad matytume tai, ką mato žaidėjo akis. Nes dabar, jeigu pasisuksime šią ašimi, mes tiesiog nematome, kas yra priešais žaidėją. Ir žaidime, tarkim, jei bus kažkokie priešai ateityje, mes tiesiog nematysime, kas yra prieš mus, žiūrint tokiu pagrindu ir dirbant tokiam kameros skriptui. Todėl mūsų užduotis yra padaryti taip, kad kamera ne tik sekiotų žaidėjo poziciją ir būtų visada šalia žaidėjo fiksuota pozicija, o sektų mūsų žaidėją ir keistusi būtent kameros pasisukimas. Tai kai sukasi mūsų žaidėjas, suksis ir kamera aplink tą žaidėją. Tai yra būtent kamera bus užfiksuota už žaidėjo nugaros ir jis sukiosis tiesiog atitinkamai, kai pasisuka pats žaidėjas. Tai pasižymėkite savo kamerą, tai yra išeikime į žaidimą iš vis ir dabar ne. Pasižymėkite savo kamerą ir noriu aptarti dar kelis tokius dalykelius. Tai visų pirma, mes matome, kad kamera, taip pat ir žaidėjas ir kamera, turi tokį atributą transform toje klasėje, pavadinimu rotation. Tai praeitą kartą mes dirbome su position atributu, tai yra, sakykime, tas dalykas, kuris atsakingas už žaidėjo poziciją X, Y ir Z ašimi, o rotation atributas atsakingas už žaidėjo arba jūsų bet kokio kito objekto pasisukimą. Tai šiuo atveju, kai sukasi mūsų žaidėjas, štai mes matome dešinėje, pasirinkite savo kamerą, grįžkite į žaidimą ir dabar, pasirinkite savo žaidėją, atsiprašau, grįžkite į žaidimą. Tai hierarchijų panelėje pasižymėkite ir būtinai savo žaidėjo objektą, pasileiskite žaidimą ir dabar, kaip matote, kai jūs judate, keičiasi position visi atributai, tai yra X, Y ir Z ašis, priklausomai nuo to, kaip jūs judate. Bet kitas dalykas yra toks, kad keičiasi taip pat ir rotation Y ašis, kaip matote. Jeigu jūs judėsite, keisis ir Y tas būtent kintamasis, Y ašis. Todėl, kad jūsų žaidėjas, kai pasisuka, būtent ir pasikeičia tas ta Y ašis, tas Y kintamasis rotation eilutėje. Tai būtent tas Y yra atsakingas už žaidėjo pasisukimą būtent šioje Y ašyje. Žaidėjas šiuo atveju mūsų žaidime nežiūri nei į viršų, nei žemyn, nei į šonus kažkaip, jisai sukasi tik tais būtent šią Y ašimi horizontaliai. Ir būtent su tuo Y mes ir dirbsime šioje pamokoje, todėl įsiminkite, Y ašis yra atsakinga už būtent šitą horizontalų pasisukimą, ne vertikalų, ne įstrižainį, bet būtent šitą horizontalų. Tai yra į kairę, į dešinę, į save ir į priekį. Tai yra mūsų Y ašis, su kuria mes dirbsime. Tai viskas, ką mums reikės pasidaryti, tai pagrinde persidaryti savo skriptą. Tai keliaujame į savo skriptų direktoriją ir atsidarome follow player skriptuką. Ir dabar mes čia turėsime persidaryti praktiškai viską. Tai praeitoje pamokoje mes susikūrėm offset kintamąjį, kuris buvo atsakingas už pradinę kameros poziciją. Tai mes jį tiesiog išsaugojame pradinę kameros poziciją. Šioje pamokoje mes pasidarysime kiek kitaip. Offset kintamasis bus lygus skirtumui tarp žaidėjo ir kameros pozicijų. Tai iš žaidėjo, player, transform position, atimkime kameros poziciją, tai transform position. Štai taip. Ir dabar tas mūsų offset bus atstumas nuo žaidėjo iki
būtent kameros. Kitaip tariant, skirtumas tarp žaidėjo pozicijos ir kameros pozicijos. Tai žaidėjo pozicijos atimkime tiesiog kameros poziciją ir toks bus mūsų tas offset kintamasis. Dabar update funkcijoje mes visą šitą dalyką turėsim praktiškai visą persidaryti, tai išsitrinkite, ką turite ir pradėsime nuo to, kad visų pirma mums reikia susikurti kintamąjį, į kurį išsaugosime būtent tą ašį, su kuria mes norime dirbti. Tai kaip minėjau, tai bus mūsų rotation eilutės Y ašis, būtent rotation to viso dalyko Y ašis, kuri yra atsakinga už tą horizontalų, kaip minėjau, pasisukimą. Tai tam, kad tą padaryti, susikurkite float tipo kintamąjį, tai yra bus skaičius su skaičiais po kableliu. Nes kaip matote, Y gali būti ir 0, gali būti ir 0,1, koks tik norite. Tai bus float tipas. Tuomet kintamojo pavadinimas, nežinau, gali būti bet koks. Pasivadinkime lietuviškai, tarkim, kampas. Arba, sakykime, pasirinktas kampas. Ir jis bus lygus tokiam dalykui. Tai mes norime į jį išsaugoti žaidėjo rotation Y kampo reikšmę. Ir kodėl žaidėjo? Todėl, kad kamera turi adaptuotis prie žaidėjo, o ne žaidėjas prie kameros. Tai kai pasisuka žaidėjas, mes norime turėti tą būtent jo pasisukimo Y kampą. Tai tam, kad tai padaryti, pasirinkite savo žaidėją, keliaujame į jo transform klasę ir iš jos mes norime pasirinkti tokį dalyką kaip Euler angles. Ir iš čia mes jau pasirinkame savo būtent tą kampą, tai yra Y. Ir tiek. Tai pagrinde mes keliaujame į žaidėjo transform objektą, kuris yra štai čia, ar ne? Ir mes pasiimam rotation. Tik mes čia nenurodome, patys ranka neužrašome rotation, o užrašome Euler angles. Ir tai yra pagrinde toks dalykas, aš galiu jums pasakyti konkrečiai, kas tai yra. Tai tas būtent Euler angles yra gražina mums, sakykime, visą tą reprezentaciją mūsų kampų, kuri yra atsakinga už tą visą rotation, tai yra už visą tą pasisukimą. Ir būtent iš to viso pasisukimo, iš tos visos reprezentacijos pasisukimo, tai nesvarbu kokia ašis, gali būti X ašis, Y ašis, Z ašis, mes turime visą reprezentaciją ir iš jos mes norime pasirinkti tik Y ašį, kaip minėjau, nes tik su ją mes turėsime dirbti šioje pamokoje, vykdant šitą mūsų užduotį. Tai toks dalykas, tiesiog, jeigu kažkas čia neaišku, jūs aišku galite užduoti klausimus, kodėl yra taip, o ne kitaip. Bet tiesiog Unity turi apsirašę savo dokumentaciją, savo bibliotekas ir būtent aš ne pats sugalvoju šitos pavadinimus, traukiu juos iš Unity dokumentacijos. Ir tiesiog šie dalykai yra atsakingi už atitinkamus dalykus Unity programoje, Unity variklyje ir taip toliau. Tai tam, kad pasirinkti mūsų norimą kampą, mes turime pasinaudoti būtent Euler angles objektu ir išsitraukti savo Y būtent tą rotation jau kampą. Čia yra tas pats, kaip būtume parašę su, tarkim, su to, kaip praeitoje pamokoje rašėme position objektą. Tai tik šiek tiek kitaip, nes čia mes gauname visą reprezentaciją, kuri yra mums reikalinga. Na, jei norėsite daugiau informacijos konkrečios, klauskite, aš jums pateiksiu nuorodas į būtent dokumentaciją ir viskas bus, manau, aiškiau. Ok, tai pagrindė šitas kintamasis pasirinktas kampas yra lygus mūsų tam Y. Pagrindė mes tiesiog į pasirinktą kampą išsaugome savo tą žaidėjo rotation Y ašį. Ir tiek. Tai čia bus mūsų žaidėjo, sakykime, tas pasisukimas Y ašimi, išsaugotas į pasirinktas kampas. Toliau, ką mes norime padaryti, tai mes norime atlikti visą tą veiksmą, kur mes galėsime jau būtent pasukti kamerą pagal žaidėjo pasisukimą. Ir prieš tai mes turime
pasinaudoti tokiu kintamuoju, į kurį išsaugosime pasisukimą patį. Tai yra, mes neišsaugosime esamą žaidėjo pasisukimą arba esamą kameros pasisukimą, o mes sukursime patį pasisukimą ir visą tą sukurtą pasisukimą išsaugosime į kintamąjį, o vėliau tą kintamąjį panaudosime jau būtent, kad pasisuktų mūsų kamera. Bet suprantu, kad kažkiek tai neaišku, bet tai yra gan painus dalykas, bet tiesiog dokumentacija, jeigu reikia, viską paaiškina, bet pasistengsiu paaiškinti, kiek tik galiu aiškiau. Tai yra toks dalykas kaip quaternion, rašomas Q-U-A-R, tai yra T-E-R-N-I-O-N. Quaternion, kuris yra, galiu pacituoti, kas tai yra maždaug konkrečiai, jeigu jums įdomu. Tai quaternion yra naudojamas tada, kai mes norime pasinaudoti būtent kažkokio objekto pasisukimais. Tai ar išsaugoti kažkokį naują pasisukimą, ar paimti esamą pasisukimą. Žodžiu, šita klasė, šita struktūra, konkrečiau tariant, yra atsakinga už būtent pasisukimus visokius šiame Unity variklyje. Ir tai yra kintamojo tipas, kaip ir tarkim float šiuo atveju, tiksliau struktūra. Ir mes norime dabar susikurti kintamojo pavadinimą ir tai bus tarkim mūsų jau rotation, pats pasisukimas. Pasivadinkim pasisukimas. Ir jis bus lygus tokiam dalykui. Vėlgi, imam tą quaternion klasę, ar objektą, ar struktūrą, nesvarbu kaip tai pavadinsite iš tikrųjų šiuo atveju. Mes nesimokome būtent nei C# kalbos, nei kažko, mes tiesiog darome savo dalyką, kurį turime padaryti. Tai quaternion turi tokį metodą pavadinimu Euler, ar Euler, nesvarbu, aš net nemoku to ištarti iš tikrųjų. Ir Euler, jis yra atsakingas už, kaip čia jums pasakius, Euler funkcija gražina mums jau pasuktą, gražina mums patį pasisukimą. Tai kaip matote, mes čia saugome pasisukimą į kintamąjį pasisukimas. Vadinasi, Euler funkcija maždaug sukuria patį pasisukimą, patį pasisukimo veiksmą, arba kitaip tariant, pasuka mūsų objektą atitinkamų kampų, kurį mes nurodysime skliausteliuose. Tai yra pasisukimas. Kaip mes norime pasukti savo objektą? Mes norime jį pasukti tik Y ašimi. Tai X ašis bus 0, nes mes nenorime pasukti savo objektą X ašimi. Mes norime pasukti tik šią Y ašimi, štai čia. Todėl kadangi iš pradžių yra rašomas X, tai mes nenorime tą X ašimi pasukti objektą, mes rašome 0. Vadinasi, mes nei kiek nepasuksime savo objekto X ašimi, kadangi mes nurodėme, kad norime X ašimi pasukti savo objektą 0. Vadinasi, iš vis jis nepasisuks X ašimi. Toliau eina Y. Toliau eina Y ašis ir Y ašį mes norime pasukti. Ir tam, kad pasukti Y ašį, mes nurodome savo kampą, žaidėjo kampą. Tai yra pasirinktas kampas, kintamasis, kurį mes sukūrėme štai čia. Vadinasi, mes sukūrėme pasisukimą, kuris pasisuks lygiai taip pat, arba, sakykim, davai aš pabaigsiu iki galo ir tada jums viską pasistengsiu paaiškinti. Kaip tik kilo puikiai mintis, kaip tai būtų aiškiau visą tai suprantama. Toliau kablelis ir vėlgi Z ašis bus pasukta 0. Tai reiškia, kad mes nepasisuksime Z ašimi, pasisuksime tik Y ašimi. Ok, dabar aiškinu, kaip visą tai suprasti, kaip suprasti visas šias dvi eilutes kodo. Tai šioje eilutėje mes susikūrėm float tipo kintamai pasirinktas kampas ir čia mes išsaugojame savo žaidėjo, kaip matote player, būtent rotation Y kampą. Būtent, sakykime, koordinates to kampo. Kaip matote, mes turime rotation ir turime Y. Tai yra kažkoks skaičius. Tai mes tą skaičių
išsaugome į kintamai pasirinktas kampas ir jei, tarkim, štai čia mūsų žaidėjo Y bus 10, tai būtent pasirinktas kampas kintamojo reikšmė bus taip pat 10. Tai maždaug tas pasirinktas kampas yra kažkoks skaičius. Tai čia kažkoks skaičius, ane? Mūsų tas kintamasis, kuris reprezentuoja, sakykime, žaidėjo pasisukimo Y ašį. Ok? Tai čia bus lygiai tas pats skaičius, kurį mes turime štai čia. Aš atstatysiu atgal į 0. Tai pasirinktas kampas konkrečiau būtų žaidėjo pasisukimo Y koordinatės. Pasisukimas yra tas rotation, Y koordinatės yra būtent šį Y reikšmė. Antroje eilutėje mes sukuriam patį pasisukimą pasinaudoję Quaternion, Euler ar Euler funkciją metodų. Ir tas metodas Euler pagrinde pasuka, jis sukuria patį pasisukimą, jis duoda kažkokiam objektui pasisukti. Ir čia mes nurodome, kaip mes tą objektą pasuksime. Pasukam objektą X ašimi. Mes čia nurodome, kiek mes norime pasukti X ašimi. Šiuo atveju mes norime 0 pasukti, nes mums nereikia visiškai pasukti Y ašimi savo objekto, šiuo atveju kameros, todėl mes nurodome 0. Y ašimi, kiek mes norime pasukti savo kamerą. Tiek pat, kiek pasisuka žaidėjas. Tai vadinasi, mes paimam žaidėjo, būtent tą rotation Y ašį ir pasukam savo kamerą lygiai tuo pačiu skaičiu, kaip mūsų žaidėjo būtent tas pasisukimas. Kitaip tariant, mūsų kameros pasisukimas tampa toks pats, tai yra kitaip tariant, mūsų kamera pasisuka tiek, kiek pasisuka mūsų žaidėjas Y ašimi. Ir Z ašimi mes vėlgi norime pasukti savo kamerą tik 0. Todėl mes nurodome 0. Na, aš nežinau, kaip aiškiau tai paaiškinti, aš galbūt tiesiog dar labiau jūs suklaidinau, bet, na, pabandykite patys pasianalizuoti, bet pagrindė pirma eilutė išsaugo mūsų žaidėjo pasirinktą Y kampą, į kintamai pavadinimų pasirinktas kampas. Ir tai yra kažkoks skaičiukas, o antroje eilutėje mes tiesiog sukuriame patį pasisukimą, įgaliname patį pasisukimą. Šiuo atveju kamera pasisuks būtent dėl to, kad mes parašėme šią eilutę. Ir kaip jį pasisuks? Nepasisuks X ašimi, nes čia yra 0, pasisuks Y ašimi, nes čia yra kažkoks skaičius, kurį jau minėjau prieš tai. Ir nepasisuks Z ašimi, kadangi čia taip pat yra 0. Tai mes sukūrėm patį pasisukimą, kuris yra prieinamas per kintamąjį pasisukimas. Okay? Toliau mes turime patį tą pasisukimą jau pritaikyti būtent mūsų kameros pozicijai. Tai yra kameros visam tam transform dalykui. Mes norime tiesiog kamerai nurodyti, kad jį pasisuktų būtent šiuo mūsų sukurtų pasisukimu. Tai rašome. Transform position, mūsų kameros pozicija bus lygi žaidėjo transform positionui, tai yra mūsų kameros pozicija bus lygi mūsų žaidėjo pozicijai ir iš tos pozicijos žaidėjo mes atimam mūsų pasisukimą, rotation, rotation. Oi, mes net pasisukimas yra pasisukimas. Štai. Iš žaidėjo pozicijos mes atimam pasisukimą savo sukurtą, padaugintą iš atstumo. Offset. Na taip, offset. Tik kažkodėl mums neranda to offset kintamojo ir turbūt dėl to, kad jis yra... ok. Sekundėlę. Pasidarykime jį neprivatų, tiesiog nenurodykime nei private, nei public ir dabar pasiekime savo offset
Ne, jis vis tiek man nepasiekė kažkodėl. Okei. Sekundę. Išsaugom failą ir dabar, man atrodo, bus. Nėra. Okei, padarom jį vėl privačiu ir tada padarom paprasčiau. Pasisukimą padauginam iš vis offset. Paimam šios klasės mūsų, būtent follow player. Štai matome, turime klasę follow player ir paimame jos kintamąjį offset. Tik aš nelabai įkertu, kodėl mums neleidžia čia įrašyti be to vis, nes start funkcijoje mums leido tai padaryti, o čia kažkodėl mums nenori to leisti. Pabandom išsiaiškinti. Gali būti, kad čia turėtų funkcija vadintis late update. Tuomet, ne, tai neįtakoja. Sekundę aš truputį pasimečiau. Funkcijos pavadinimas yra update. Pasisukimą mes pasiekėme. Bet negalime pasiekti offset kintamojo kažkodėl. Mums tiesiog, nors mes, mes pasiekti jį galime, bet tiesiog mane suklaidina tas redaktorius, šiek tiek jis mane ištaisė tą kintamąjį, pats redaktorius nemato to kintamojo kažkodėl, bet tiesiog užsirašykite offset, jeigu jums neišeina, parašykite offset ir paspauskite escape, bet dabar jau ir pats redaktorius kažkodėl pradėjo matyti, nes dabar randa, viskas gerai. Tai dabar tiesiog kameros poziciją pakeičiam, nes nustatom kameros poziciją į žaidėjo poziciją, minus skliausteliuose pasisukimas, kart būtent atstumas, tai yra skirtumas tarp žaidėjo pozicijos ir kameros pozicijos. Ir visa šita formulė, žaidėjo pozicija minus pasisukimas, kart atstumas, arba skirtumas yra lygi visam mūsų reikalingam tam pasisukimui, tik yra dar vienas dalykas. Mes turime savo kameros žvilgsnį nukreipti į žaidėją. Kadangi ten viskas apsisuka, tai kamera gali žiūrėti į ten nežinia kurią pusę. Mes turime nurodyti jai, kad jis žiūrėtų į mūsų žaidėją. Pati kamera pasisuks pagal žaidėją, bet ji nebus nutaikyta į žaidėją. Todėl mes turime nutaikyti kameros žvilgsnį, sakykime, į mūsų žaidėjo objektą, lygiai tiesiai į jį. Ir tai mums padės atlikti transform klasėje esanti funkcija pavadinimu look at. Ir skliausteliuose mes nurodome, į ką mes norime žiūrėti. Tai į mūsų žaidėją transform. Ir rašome tada player.transform. Ir dabar mes pagrindę šią eilutę tiesiog nurodėme, kad mūsų kamera žiūrėtų į mūsų žaidėjo transform atributus. Būtent į mūsų visus šitos transform atributus, kas pagrindę leidžia mūsų kamerai žiūrėti tiesiai į mūsų žaidėją. Nurodome kamerai, kad žiūrėsime tiesiai į žaidėją. Pasukame ir pajudiname kamerą paskui žaidėją. Aš pakomentuosiu, kad tiesiog būtų paprasčiau visą tai suprasti. Sukuriame pasisukimą kamerai pagal žaidėjo pasisukimo Y ašį. Išsaugome žaidėjo pasisukimo Y ašies reikšmę. Na ir, manau, bus paprasčiau šiek tiek suprasti. Čia šitą komentariuką aš ištrinsiu. Ir, manau, mūsų skriptas yra paruoštas. Iš tikrųjų, tik tiek mes turėjome pasidaryti, žinau, eilučių nedaug, užtruko labai daug laiko, bet bandžiau vargais negalais kažkaip aš jums išaiškinti, ką kas atlieka, bet kartais tai bus, kad tiesiog geriau yra pasiskaityti dokumentaciją, yra anglų kalba, bet ten bent jau viskas konkrečiai bus apibrėžta. Aš tiesiog negaliu jums tiesiog elementariai versti visko, nes vis tiek dauguma jūsų yra naujokai ir jūs tiesiog nesuprasite tų protingų žodžių.
tai aš bandau kažkaip liaudiškai, ūkiškai jums išaiškinti savais žodžiais, kas man galbūt ne visai gaunasi. Bet mūsų pamokų formatas yra toks, kad jos ir yra tokios, sakykime, ūkiškos, dėl to aš per daug nepergyvenu. Jei norite, prasisukite ir gausite rezultatą, visą kodą ir taip toliau. Taip, kad čia jūsų pasirinkimas. Tai yra vaizdo įrašas, netiesioginis eteris, jūs galite susistabdyti, prasisukti ir taip toliau. Turime savo kodą, kurį mes galime jau pasinaudoti. Tai mums nieko daugiau daryti nereikia, tik grįžti į žaidimą. Ir dabar, kaip matote, sukantis žaidėjai, kamera yra už jo ir sukasi pagal žaidėją. Taip pat, jeigu žaidėjas eis į priekį, štai, mūsų kamera juda paskui jį ir mūsų žaidėjas gali sukiotis ratu. Štai taip. Gali vaikščioti. Tik atgal jūs nepaeisite, nes dabar mes padarėme savo naują skriptuką, kuris įtakoja ir mūsų žaidėją. Tai kai mūsų žaidėjas bando eiti atgal, jis tiesiog sukasi ratu ir dėl to gaunasi tokia kreiva animacija, kurią mes galbūt kažkada ateityje ištaisysime. Bet pagrindė jūs galite eiti tiesiai ir į šonus ir jūsų kamera visada bus šalia jūsų. Tik dabar aš noriu savo kamerą šiek tiek patraukti nuo žaidėjo, nes jį labai arti savo žaidėjo. Tai ką mes norime pakeisti, tai kameros poziciją. Tai norime ją nustumti Z ašimi šiek tiek atgal. Pas jūs gali būti visai kitokios ašys ir visai kitokios reikšmės. Tai tiesiog jūs galite paspausdami ant kameros ir pasirinkdami W raidę, paspausdami W raidę galite ją nustumti atgal. Ir tiesiog, na aš taip ir padarysiu turbūt. Štai, mes matome apžvalgą viso to vaizdo. Ir mes galime pasistumti kaip tik norime. Aš pasistumsiu maždaug taip, kad būtų šiek tiek toliau visas tas vaizdas. Ir štai aš turiu savo žaidėją, galiu sukiotis ratu, kaip matote, viskas veikia. Galiu lakstyti ir viskas nuostabiai veikia. Mes kameros logiką galime pasirašyti kokią tik norime. Yra labai daug visokių variacijų, yra begalį jų, galima individualiai kažką pasidaryti, galime pasikeisti, sakykime, animaciją, galime viską padaryti, kad ne taip staigiai viskas suktųsi aplink žaidėją, kad kamera šiek tiek pavėlotai suktųsi ir taip toliau. Bet kol kas mane tenkina toks kameros pasisukimas ir sekiojimas, tai tiesiog aš galiu lakstyti ir mūsų kamera visada matys tai, ką mato mūsų žaidėjas, todėl nebus taip, kad mes nematome savo priešo, kai žiūrime tiesiai. Tai tiek šiam kartui, tokia turbūt nelabai įdomi ir sunkiau suvokiama pamoka, bet pasidarėme tai, ką norėjome. Ir tiek, tai kitoje pamokoje jau pereisime prie įdomesnių dalykų, kaip sukursime, sakykime, priešą, kuris prie mūsų artės, kuris priartėjęs mums nuims daugiau gyvybių ir taip toliau. Na, tiesiog judėsime link savo žaidimuko arčiau. Tai tiek šiam kartui. Ačiū už dėmesį ir iki.